Pristatome savo pirmąjį žaidimą klientui. Po poros metų nuo idėjos mes gavome 1500 savo žaidimų siuntą ir dabar yra laikas juos pristatyti. Atvykome pas Neringą. Ji buvo viena pirmųjų, kuri užsisakė Brailink, o dar iki tol prieš porą metų ji buvo mūsų komisijoje ir mumis vertino, o tada padėjo ruoštis Europos antreprenerystės konkursui, kur vykome atstovauti Lietuvos ir laimėjome 2 vietą. Iki pat dabar Neringa yra mūsų draugas, kuriam rašom su visais savo marketingo klausimais. Ir mums ir jai tai buvo pats pirmas žvilgsnis į jau paties finalinio produkto kokybę. Kaip gražu. Atrodo, žinokit, labai lakščiai. Ir aišku, Neringa turėjo priimti mūsų iššūkį ir atspėti raidę tik tais piršto pagalba visiškai nieko nematant. Pradžioje ji labai abejojo, ar jai pavyks. Aš noriu bent įdėti, visiškai neturiu to pojūčio, žinai. Bet tada nutiko tai. Ar pradžioje abėcėlės? Ne, labai. S. Taip. Atsisveikinant aplankė toks nuostabus jausmas. Pirmą kartą per 2 metus mes atėjome su žaidimu ir išeiname be jo. Nes Brailink nebėra tik mūsų idėja. Nuo šiol tai yra žaidimas, kuris jau netrukus pasieks šimtus mūsų klientų namų ir džiugins kiekvieną jį žaidžiantį.